Pasibaigus vasaros sezonui Palangos verslininkai skaičiuoja gautą pelną. Nors stojus geriems orams poilsiautojai ir turistai apgulė Palangą, dideliu pelnu verslininkai sako negalį pasigirti. Palangos Basanavičiaus gatvė šiuo metu apsnūdusi. Atšalus orams kurorte sukiojosi pavieniai būreliai poilsiautojų. Kavinės ir barai apytuščiai. Palangos verslininkai prabėgusios vasaros nepeikia. Dėl karštų orų, ypač vasaros pabaigoje, poilsiautojų netrūko. Palyginti su praėjusiais metais jų buvo trečdaliu daugiau, tačiau didelio pelno nebuvo. Pelnu negalim pasakyti ir kad pasidžiaugti, kad labai jau buvo gerai. Nes, aišku, patys žinom tikrai, kokia yra ekonominė padėtis. Aišku, turistais kiekių jų buvo tikrai daugiau. Bet žiūrint į tai, kad viešbučiai, restoranai buvo nuleidę kainas, o viskas kitkas kainos kilo. Ir maisto produktų, ir patarnavimų, ir visų kitų dalykų, tai pelno atžvilgių pelnas iš tikrųjų yra mažesnis. Palangos turizmo ir informacijos centro duomenimis viešbučiai vasarą buvo užimti 70–80 %. Pasak specialistų, palyginti su praėjusiu sezonu šie rodikliai džiugina. Kaip ir įprastai, Palangą mieliausiai rinkosi tautiečiai ir svečiai iš kaimyninių šalių. Karščiai ir gaisrai Maskvos prieigose pagausino ir turistų iš Rusijos. Kito nelaimė nereikėtų labai džiaugtis, bet tikrai šita situacija mums buvo paranki ir nemažai į Lietuvą važiavo rusų, kurie seniau galbūt ir nėra buvę Palangoj, bet čia atvykę buvo maloniai nustebinti, tiek ir klimatas jiems patiko, ir pats aptarnavimas, ir kokybė, ir kainos. Ir tikrai galiu pasakyti, kad kitais metais mes turėsim tų žmonių grįžtančių atgal į Palangą. Palangos verslininkai sako, kad nors vasara baigėsi, gyvenimas Palangoje nesustoja. Jau dabar rengiamasi rugsėjo pabaigoje šurmuliuosančiai 1000 stalų šventei. Nuo gėrybių lūžtantys stalai nusidrieks per visą Basanavičiaus gatvę.